Artėju prie Šilalės kūlio. Pasižiūrėsim, kaip jis atrodo. Irgi vienas didesnių akmenų Lietuvoje. Iš viso šitas Skuodo kraštas pasižymi labai akmeningais plotais. Labai daug akmenų čia po ledynu buvo sunešta. Va tokiu takučiu pakeliaujam mišku. Štai pasitinka kokia aikštelė. Šilalės dubenuotieji akmenys. Apeiginiam akmeniui pritaikytas natūralus nežymiai išlenkto ovalo pavidalo granito riedulys, kurio ilgis siekia 1,5 metro, plotis 1,3 metro, aukštis 40 cm. Aha. Štai kaip čia atrodo. Apeiginis akmuo. O štai ir žvaigždė, dėl kurios čia vykau. Šilalės akmuo, vadinamasis didžiuoju kūliu. Ledynas didįjį kūlį atvilko prieš 10 tūkstančių metų, tačiau šio riedulio istorija prasidėjo prieš daugiau kaip 1 milijardą metų. Ok, kaip sakant. Žemės paviršius tada atrodė visai kitai, buvo kiti žemynai ir vandenynai. Dabartinė Lietuvos, Latvijos, Estijos, Skandinavijos dalys sudarė taip vadinamą Baltikos žemyną. Tai buvo neramus žemynas, kur veržėsi vulkanai, drebėjo žemė, kilo kalnai. Žemynui pradėjus rimti, jo gelmėse dar tebesilydė grandininė magma, kuria kylant į viršų iš jos augo pilko kvarco, balto plagioklazo, nario kalio feldšpato, rausvo ortoklazo, kalio feldšpato, raginukės ir biotino mineralai. Sustingusi magma iškilo į paviršių ir sudarė kalnų masyvus. Seniau virš žemės kyšojo 2,5 metro aukščio akmens dalis. Apatinė dalis išryškėjo 70 metais riedulį atkasus. Taip. Ilgis beveik 7,5 metro, plotis 5,5 metro, aukštis 3,66 metro. O didžiausia horizontali apimtis siekia 18,33 metro. Guli kalvelėje, kurią seniau iš visų pusių supo pelkės, o per jas link Šilalės kaimo vedė kūlgrinda, slaptas po vandeniu akmenimis grįstas kelias. O kaip įdomiai. Padavimai mena, kad po akmeniu miega vėjo sūnus. Šalia kūlio 16-17 amžiuje veikė pagoniška šventykla su židiniu ir akmens aukuru. Akmenukas. Na taip, tokia duobė įspūdinga. Šiaip tai tikrai įspūdingas akmuo. Nu jo. Pabandysiu apeiti. Tiesiog parodyti, kaip jis atrodo. Va čia įsivaizduokit šlaitai ir va toks akmenukas dauboje. Nu taip. Čia jų nestinga visokiausių akmenų ir ypatingai didelių Skuodo rajone.
10 tūkstančių metų menantis akmenukas. Tai va toks trumpas sustojimas prie vieno didžiausių akmenų Lietuvoje. Iki kito karto.